Gerą dieną žiūrintiems, ačiū prenumeruojantiems, pagarba komentuojantiems. Šiandien ant stalo va tokį kebabą turėjom. Šito video gal net nebūčiau rodęs, nes gausi toksai kreivas nufilmavimas, kad nufilmavau tai, kas turėjo likti ant už kadro, o tą pačią esmę, kaip tam ne tuo metu tiesiog paspaudžiau play mygtuką. Kas paskatino šito video atsiradimą? Šita korta yra nupirkta iš Skelbia LT už 30 eurų. Nesiderėjau, prisipažinsiu, tiesiog pamačiau, paėmiau. Nežinojau, ką čia rasiu. Tai kadangi korta nežinoma, pradžiai pasimatuoju varžas, 12 V 3.3 kaip ir ok, 12 iš 8 pinų kilomai. Pajungiu maitinimą. Ir čia tas momentas, kur padavus maitinimą sustabdžiau įrašymą. Žodžiu, bet turėsit patikėti, kad korta valgo 20 mA, ventiliatoriai sukasi pilnu pajėgumu ir nestartuoja. Gerai, varžtelius paliekam už kadro. Minusinę laidą pajungiu prie bendro minuso, tai paprasčiau, nereikia, viena ranka atsilaisvina. Matavimų nesimatė, bet visi matavimai, kaip ir visos varžos, yra gerai. Į trasą traukiu termovizorių. Paduodu maitinimą, žiūriu, kas kaistam. Priekiniai, paradiniai pusėje niekas nešviečia, iš kiemo pusės va šviečia kažkoks elementas, bet iš čia daugiau panašiau, kad tiesiog bando dirbti, rodo tiesiog gyvybę, bet ne dėl to, kad kažkas trumpinasi. Tai vat iš to, ką pavyko, išbandžiau visą kortą su testeriu ir ieškodamas enable signalų. Iš to, ką radau, tai va, kad ateina į 514, gal sakykim taip, logiką. Realiam pasaulyje jinai kitaip vadinasi, bet kadangi pirmą į antrą ateina maitinimas, tai tada, jeigu į pirmą ir antrą ateina maitinimas, tada ketvirtoji kojoje atsiranda aukštas signalas, kaip čia sakyti, loginis vienetas. Protingai nuskambėjo, bet žodžiu. O viso to, ką pavyko išsiaiškinti, kad į penktą koją ateina 0,5 volto. Nežinau, kiek turi ateiti. Pagal Boardview panašu, kad turėtų ateiti arba 5 voltų, arba tiesiog enablas turėtų ateiti ir paskiau ant ketvirtos kojos išeiti tas pats. Pasimatavus varžą, paaiškėjo, kad iš 0 ohmo rezistoriaus jisai patapo 2 megaohmų. Kosmoso, žodžiu. Ir tai tiesiog sodino signalą. Va, nuotraukoje varža jau pakeista, fliusas dar nevalytas. Ir nevalau, kol kaip tam, kam čia valyti. Paskiau nusivalysiu. Bet palikdamas fliusą ant vaizdo kortos, aš matau, kurioje vietoje kažką dariau. Jeigu pastebėjote, įjungus padavus maitinimą, pakeitus varžą įdavus padavus maitinimą, korta ima netoli 1 ampero, tai kas leidžia manyti, kad korta gyva. Buvau nuėmęs Holteką, kuris atsakingas už apšvietimą. Gal išeis greitų metų dar vienas video apie tuos Holtekus. Tai bėda buvo ne jame.
Ir aišku, kad neišlydyti jungčių, buvau nuėmęs plasmasiukus. Tai va, surinkinėjau kortą, dedu į kompą, parodysiu, kaip sukasi. Kaip matot, korta važiuoja. Įdedu paveiksliuką susirašinėjimo su pardavėju. Ir va čia yra viso šito filmuko vinis, kodėl aš jį nufilmavau. Nes žmonės klausia, sako, ar apsimoka pirkti mirusias vaizdo kortas. Už pigiau. Vat jeigu aš būčiau žinojęs, kad diagnozė yra miręs kore, abejoju, ar aš ją būčiau pirkęs. Kadangi to nežinojau, aišku, kaip tam pardavėjo tikrai nekaltinu, nes aš jo neklausinėjau, gal tiesiog paimsiu aš tą kortą, tai va. O finale pasirodo korė gyvas, korta sukasi. O problema buvo tiesiog viename kažkokiam pizduke 0 ohmų reikšmės, kuris net varžos neturi, 0 ohmų. Tai va, rizika, kad įsigysite gerą kortą iš sąžiningo pardavėjo, yra labai nedidelė. Tai siūlyčiau nerizikuoti, jei nežinot, ką darot su klientu, su pardavėju, ne su klientu. Išsikalbėjom. Pasakė, pas ką jau ta korta buvusi, kas nustatė, kad miręs branduolys. Na ir gausi toksai apgavimas, bet iš principo gal remontininkai irgi šitoj vietoj ne visi viską randa. Aš nesu net meistras nesu. Mano pažintis su radioelektronika buvo prieš 30 metų radioelektronikos būrelyje Dainavos ten kažkokioj mokykloje, kur po pamokų tiesiog važiuodavau su lituokliu pasišpaguoti. O visa kita mano išsilavinimas yra humanitaras grynas. Tai bet esmė, kad žiūrėti YouTube filmukus, skaityti forumus, skaityti schemas ir viską sujungti į vieną vietą ir va turim va tokį va rezultatą. Ačiū uždėmesi. Kam patiko, spaudžiam laiką. Kam nepatiko, spaudžiam dislaiką 2 kartus. Ir parašom komentarą, kad biškį pakelt aukštyn peržiūras. Ačiū. Geros dienos.